Skaitmeninė akių įtampa. Kodėl jūsų akys pavargsta? Taigi nustatyta, kad mes prie kompiuterio dirbdami mirksim rečiau. Tai reiškia, akies paviršius neatsistato, ašarų plėvelė džiūsta ir dėl to mums gali akies paviršius jausti vėliau rezultatus. Tai vėl, kaip minėjau, paraudimą, akies sausumą, vakare perštėjimą, netgi kartais gali atrodyti, jog skauda galvą. Kaip sau padėti? Pirmiausia, nepamirškite padaryti prie ekrano dirbdami tam tikrų pratimų. Jie vadinami 20-20-20. Tai reiškia 20 minučių dirbu, 20 sekundžių pailsiu pamirksėdamas, bei pažiūrėti 20 pėdų į tolį, tai yra apie 6 metrus į tolį. Taipogi svarbu mityba, tačiau visgi, jeigu nepavyksta sveikai maitintis, nepamirškime ir tam tikrų akims sveikų papildų. Aš savo praktikoje dažnai mėgstu rekomenduoti omega-3 žuvų taukus kaip papildus, jeigu žmogus skundžiasi sausomis akimis, bet juk negali atsisakyti darbo su ekranais, tiesa. Tai vėlgi sveika mityba, tam tikri pratimai, be abejo poilsis ir, kaip jau minėjau, galima pasirūpinti ir mažiau kofeino ar mažiau energetinių gėrimų diena. Tai venkime streso, daugiau mirksėkime ir rūpinkimės savo sveika mityba.